Labai nuostabus klausimas atkeliavo iki manęs apie trikampius poroje. Tai reiškia, kai atsiranda trečias asmuo, aš šitą trečią asmenį vadinu oazę, nes dažniausiai atsiranda tada, kai santykiuose pritrūksta vandens, vyksta energetiškai dykuma ir išsausėjimas ir mes taip ieškom tos oazės. Tai rašo moteris, kad kodėl mes prisimanifestuojam meilužių. Arba kodėl vienos moteris nusprendžia, kad labai yra faina gyventi dvigubą gyvenimą ir tarsi mėgaujasi tuo ir netgi sako, kad tu labai apriboji savo gyvenimą ir jo potencialą, kad tu neišnaudoji galimybių, jeigu yra pas tave tokios galimybės, kad atsiranda galbūt ar ne kažkokios simpatijos, su kuriais būtų galima bendrauti. Ir klausia, ar tai yra normalu, ar aš tikrai neišnaudoju gyvenimo galimybių, ar kaip vertinti tas dvi situacijas, ar čia yra skirtingos dvi laimės kažkokios rūšis, ar vis dėlto mes apribojam, nes įsivaizduojam, kad tik vienose santykiuose, ar kaip tik kažkas yra negerai, kai mes ieškome papildymo ir tos oazės arba trečio žmogaus. Tai pirmiausia pradėsiu nuo to, kad turbūt ne viena moteris yra pajutusi, kad išlaikyti santykius ir juos kurti yra gan sudėtingas procesas. Ypatingai juos kurti ne taip, kaip esame įpratusios, iš pagiežos, iš pykčio, iš pavydo, iš manipulacijų, iš mamos pozicijos, bet iš moters pozicijos. Na, dėl to aš greičiausiai ir pristatau tiek daug programų, kursų, stovyklų, kad mokyti moteris to. Tačiau apie oazės aš papasakosiu taip. Pirmiausia, ilgalaikėje perspektyvoje kiekviena moteris nori vyro šalia savęs. Taip pat ilgalaikėje perspektyvoje kiekvienas vyras nori šalia savęs moters. Deja, dabar turime tokią visuomenę, kurioje moteris ir vyrai nebebendrauja iš savo galios pozicijų ir viskas yra susimaišę ir chaotiška. Moteris dažniausiai pereina į mamos vaidmenį arba į mergaitės vaidmenį, tuo tarpu vyrai turi pereiti į žemesnį vaidmenį, tai irgi vaiko vaidmenį arba tėtės vaidmenį. Mes nebesusitinkam su savo vyrais viename lygyje ir mes vienas kito kaip vyras ir moteris nebematome. Dėl tos priežasties, kai mes nesusitinkame ir mes bendraujame iš šitų pozicijų, vienas aukščiau, kitas žemiau, mes prasilenkiam. Bet kaip ir sakiau, ilgalaikėje perspektyvoje moteriai norėsis vyro, kad čia kažkas atsidurtų, o vyrui norėsis moters. Ir čia ateina trečias žmogus. Ateina ir pas moterį, ateina ir pas vyrą. Viskas yra nuostabu trumpalaikėje perspektyvoje pajusti tą oazės jausmą, tą gurkšnį vandens, gurkšnį aistros, gurkšnį tam tikrų emocijų ir būsenų, kurios yra intensyvios, nes čia galbūt viskas labai sausa. Jau senai nebematėt savo vyro arba moters iš tos sveikos, natūralios, pagal gamtą duotos pozicijos, kai yra vyras ir yra moteris. Ar galima naudotis tomis aplinkybėmis ir galimybėmis? Žinoma, galima. Bet kas ilgalaikėje perspektyvoje vyksta su moters kūnu? Pirmiausia, moters kūnas patiria didesnį kiekį įtampos. Kad ir kaip jūs norėtumėte dvigubą gyvenimą, reikia slėpti. Ir ta įtampa vis tiek egzistuoja. Kitas momentas. Moters kūnas tada negali susikoncentruoti į visišką atsipalaidavimą ir malonumo pasiėmimą. Jeigu imtume taip, o kodėl tada šitos moteris arba vyrai nepriima galutinio sprendimo ir neišeina gyventi su tais nuostabiais žmonėmis, nes tarsi jaučia, kad pamokos nėra išmoktos. Ir taip dažnai ir įvyksta. Jeigu mes atėjo simpatija ir mes nepriimame sprendimo, kad ta simpatija arba vyras yra kitas mano gyvenimo etapas, vadinasi, aš pasąmoniniu lygmeniu suprantu, kad aš neišmokau tam tikrų dalykų. Ir paskui ilgalaikiai perspektyvoje matai, kad moteris vėl susiduria su tokiom pačiom skaudžiom situacijom, nuo kurių bėgo ir bandė spręsti, bet sprendė va taip išoriškai. Per naują
pavyzdžiui, partnerį per naują susitikimą, per naują susirašinėjimo draugą. Čia lygiai tas pats, kas, pavyzdžiui, jeigu moteris nevertina savęs ir savęs nemyli, bet jinai prisiperka labai daug brangių drabužių arba vairuoja kažkokią mašiną arba gyvena gražiuose namuose, nepasikeis jos vidinė vertė ir baimės. Aš pažįstu moterų, kurios uždirba didelius pinigus, yra šiaip socialiai gerbtina moteris, gyvena rūmuose ant jūros kranto ir yra visiškai nelaiminga ir sulūžusi, galima sakyti, tiesiog sugriuvusi moteris savo viduje, nes ji nesidomėjo savimi, negydė savo praeities, kuri yra labai labai buvo skausminga ten vaikystėje, nemylėjo savęs nuoširdžiai, visada lenkė nugarą dėl tų pirkinių, dėl tų namų, dėl tos garbės ar kažkokio titulo. Tiesiog sugriuvusi moteris, kuri visiškai nėra laiminga ir tu ją gali pasižiūrėti ir būtent apie tai ir pasakyti. Tai čia lygiai tas pats, ilgalaikiai perspektyvoje ta moteris, kuri mėgaujasi ten dėmesio ir panašiai, vis tiek paskui ateina į akistatą su savimi ir su tuo, ką sukūrė. Tai yra situacija, kurioje yra jau nebe vienas žmogus. Tai galima naudotis galimybėmis, aš tikrai neteisiu nieko, tačiau kai ta galimybė yra kitas žingsnelis arba kita stotelė, mes taip ir pajaučiame, kad mes paliekame vieną etapą už savęs ir mes visiškai pilna krūtine neriame į kitą etapą. Ir yra baisu, ne? Baisu moteriai atsisveikinti, uždaryti. Ir svarbu suprasti, kad tas laimės suvokimas skirtingas, viskas su juo yra gerai, tačiau jeigu būtų atviru tekstu pasakoma, kad aš turiu meilužį ir ar šioje šeimoje yra priimtina turėti abiems arba uždarų tekstų, arba atvirų tekstų, bet tas atvirumas yra taip slepiamas. Ir dabar kalbant apie atvirumą ir visus tuos trikampius, tas oazes ir meilužius, noriu dar kitą temą paliesti. Įsivaizduokit, moteris arba vyras tarsi natūraliai pasąmoniniu lygmeniu labai stipriai trokšta tikro ryšio, tikro santykio, tikrų ir gražių akimirkų, gylio, tarpusavio supratimo kitokio. Ir arba moteris, arba vyras kažką nuolat slepia. Ar ten gali būti tikras ryšys, ar ten gali būti nuogas atvirumas ir ilgalaikiai perspektyvoje tas kažko slėpimas perauga į tai, kad aš visada negaliu būti savimi. Ir kai negaliu santykėje būti su kitu žmogumi savimi iki galo, nes turiu kažką slėpti, tai tas santykis nebus gilus. Jame nebus to tikro ryšio, vienas kito suvokimo, palaikymo ir mes visos to geidžiam, taip pat kaip ir vyrai to nori. Todėl čia yra kita problema, kad tas nuoširdus atvirumas, jisai santykius perneša į visiškai kitą lygį. Ir taip, jeigu buvo pasakyta apie neištikimybę ar kažkas vyko šeimoje, bet jeigu ten yra nuoširdus atvirumas, kada aš sprendžiu kitaip, noriu kitaip, tik noriu atvirai pasikalbėti, galima pereiti. Taip, tik tais turi abu žmonės to norėti ir ta kryptis turi būti eiti tarsi iš abiejų žmonių, kad mes abu to sieksime, abu kursime kitokius santykius. Tai va, kai kuriate santykiai kažkur trumpalaikį, oazės nubėgimas, vyno atsigerimas, aistros sugaudimas, akimirkai pasislėpus ir panašiai, ten jau nebėra atvirumo ir nuoširdumo. Ir tokia moteris meluoja pati savo, nes jos ląstelės geidžia atvirumo, nuoširdumo, nuogumo su kitu žmogumi. Geidžia ir nori, nes mes taip sukurti, mes tarsi norime sukurti tą ryšį, bet jis turi būti atviras, nuoširdus. Tai tiek atėjo minčių ir pasidalinimų apie tai, ką aš gavau apie situaciją ir klausimą.